Kadangi sankcijos yra prieš Rusiją ar nevykdomas, sankcijos Rusija yra sankcionuojama, bet jie autorizuoja transakciją susijusią su energetika kelioms įmonėms. Tai yra tokiom, pavyzdžiui, Sovcom bankui arba Sberbankui iš Rusijos, VTB bankui, Alfa bankui ir taip toliau, taip toliau. Zenito bankui Rusijoje, Sankt Peterburgo kažkokiai kompanijai, Centriniam bankui iš Rusijos federacijos. Žodžiu, licenzijuoja transakcijas už naftą. Kitai žodžiais tariant, Jungtinės valstijos naftos neišgauna, rezervų neužpildo, išpardavė visam pasaulio rezervus, specialiai ištuštino, kad ČP atveju nebūtų rezervų. O viskas važiuoja ant rusiškos naftos, rusiško kūro Jungtinėse valstijose. Ir nors visas pasaulis vykdo sankcijas prieš Rusiją, iždo departamentas išleidžia licenzijas komerciniams bankams, tas sankcijas kažkiek tai būdu apeiti. O toks atmarazmas. O tuo tarpu New York'e pasirodo, kad yra milžiniški kiekiai dujų. New Yorko valstija turi daugiau dujų natūralių negu Saudo Arabija. Aliaska turi naftos daugiau negu Rusija. Rusijos Sibiras, Aliaska, tai čia praktiškai tas pats. Daugiau negu Rusija. Įvairiausios kitos vietos turi įvairiausių iškasenų Jungtinėse valstijose daugybė. Be galo turtinga šalis. Dirbtinai gavyba sustabdyta, dirbtinai išleisti kažkokie reguliavimai, dirbtinai nutrauktas visa gavyba, ištraukimas naftos iš žemės, visa kita, ale siekiant žaliosios ekonomikos tikslų sumažinti CO2. Rasmussen reportas reaguoja į New Yorką žinią, kad New Yorkas turi daug labai dujų. Nežiūrint, kaip stipriai tu tikiesi į kovą su klimato kaita, buvusi globalų atšilimą. Tu negali ignoruoti valstybinių įstatymų naudojančių apėjimus tam, kad perjungti galios pateikėjus, elektros energijos gamybos ar ne teikėjus, į žalesnius. Yra daugybė pinigų dalyvaujančių tuose reikaluose ir kurie, negali sau leisti šitokio verslo, jie paprasčiausiai yra išjungiami. Tai yra nebežiūrima į tradicinius šaltinius, nežiūrima į tai, kas yra pasiekiama ranka, o tiesiog viskas perkeliama į žalėją vadinamą ekonomiką. Štai geras čia parašymas. Bidenomika prisivijo Ameriką. Joe Bidenas ir demokratų liberalus progresyvų džihadistų partija bei liberalų kairijos sparno medija nebegali išsukinėti ir meluoti. Iš šito viso reikalo išsisukinėti ir išsimeluoti šito viso reikalo. Atsimenat, kai buvo pezama apie minkšto nusileidimą ir propagandą, apie kurią aš įspėjau? Jie negali kaltinti šituo Trumpo, bet jie vis tiek bandys. Pirmas. Bedarbystė kyla ir verslai užsidarinėja dėl grobstimo ir, grobstančios bendruomenės, jie taip sakys. O antras, prie Trumpo Amerika buvo nepriklausoma, tačiau prie Bideno Amerika yra priklausoma nuo užsienio naftos, kas sukelia aukštas kuro kainas, kurios vėl dabar kyla. Trečias, jau didžiulė infliacija. Ketvirtas, lėčiausias pirmo ketvirčio BVP augimas. Penktas, nebekontroliuojamas išlaidavimas, tai yra migrantų apgyvendinimas ir jiems mokėjimas. Šeštas, nuostabus štormas, idealus štormas jau yra Amerikoje ir vyksta stagfliacija. Kol infliacija vis dar aukšta ir ekonomikos augimas lėtėja, Amerika artėja link stagfliacijos. Scenarijaus, kuriam niekas nėra pasiruošęs, pasak UBS vadovo. Federalinio rezervo pirmininkas Povelis kovo 24 metų. Ataskaita išleista ketvirtadienį sako, kad Jungtinių valstijų BVP augimas buvo žymiai lėtesnis negu ekonomistai laukia. Visi pradeda kalbėti, mes artėjam prie stagfliacinės krizės, stagfliacija, link stagfliacijos. Jau dabar visi kalba, einam link stagfliacijos. Tai ne tik Jungtinėse valstijose, tai galioja visur. Stagfliacija tai yra ir ekonomika lėtėja, ir infliacija aukšta, pinigai nuvertėja, ir nėra kaip sutvarkyti,
nes pakelti palūkanų normų, kaip jie visą laiką daro, negalima, nes tada ekonomika tiesiog išsijungs. Tai yra scenarijus, kuriam niekas nėra pasiruošęs, kaip čia rašoma. O tuo tarpu štai taip atrodo Kinijos, reiškia, miestas su anglim varomom elektrinėm. Kinijoje tai yra įprastinis reiškinys, jų visa ekonomika yra paremta anglim varomom elektrinėm ir kieto kuro išgaunama pagalba elektros energija. Jie nebūtų visam pasauliu gamykla, jeigu jie to nedarytų. Kina dabar išleidžia daugiau CO2 kiekvienais metais negu visas išsivystęs pasaulis, sudėjus į krūvą. Visiškai išmesdama į šiukšlinę visas aukas, kurias jūs buvot priversti padaryti tam, kad, reiškia, siekti nulinio išmetamumo. Mielieji, viskas yra daroma taip, kad vakarų pasaulis bankrutuotų. Vakarų visuomenė, vakarų civilizacija žlugtų. O visa gamyba, visi resursai ir visas valdymas persikeltų į tokias valstybės kaip Kinija, pavyzdžiui. Todėl, kad jie su savo populiacija elgėsi taip, kaip elgėsi. Jie įvedė socialinį balą ir jį išbandė ir jau dabar pilnai jo naudojasi. Jie yra ateitis, pasak naujosios elitos, reiškia, šių laikų. Jų modelis yra pavyzdinis modelis visam pasauliui. Dėl to jiems yra leidžiama vykdyti štai tai. Kinija nedalyvauja žalioje nesąmonė, Kinija daro savo. Daugiau CO2 išleidžia negu visas pasaulis, o tuo tarpu vokiečiai uždarinėja visas branduolinės elektrinės ir visas vakarų pasaulis aukojasi dėl CO2 išmetamų dujų. Štai kaip visą tai atrodo iš tikrųjų, reiškia. Ir štai kokią rolę atlieka didžioji laisvės nešėja, reiškia, Kinija. Kaip dar iš viso atsiranda idiotų, kurie gali visą šitą marazmą pateisinti ir sakyti, kad tai yra normalu, kad Kinija yra ateitis kažkokia. Vau. Prezidentas Trumpas pareiškė apie tai, kad prie bidono maisto kainos pakilo 39%. Sako, nueini su pora šimtųjų parduotuvę ir nieko neišsineši. Iš čia 2 minutės apie tai kalbėjo, bet esmė tame, kad infliacija milžiniška, maisto kainos milžiniškos, visa maisto gamyba stabdoma, gamyklos deginamos, pažiūrėkit, žemė konfiskuojama, ūkiai išdarinėjami visam pasauliui. Gyvuliai masiškai naikinami, marmaliuojami, reiškia, skerdžiami, šakės. Šeriami chemikalais, kad nebesdėtų karvės. Ir visa kita, ir visa kita. Čia galima vardinti ir vardinti. 40% grubiai pabrango maistas Amerikoje. Ir ne tik Amerikoje. Aš pakraupęs, kas daras pas mus Lietuvoje. Wall Street Silveris rašo. PFAS ir Jungtinės tautos iškėlė karą prieš fermerius tam, kad perimti kontrolę virš maisto grandinės. Kada jūs matote žmonės tokius kaip Billas Gatesas grobstančius fermerių žemę ir jūs skaitote, ką jo fondas sako apie fermerystę, kuris verčia kaltę ant fermerių, būtent ant fermerystės, kad šie CO2 sudaro 30%, kad fermeriai žudo žmonės. Taip kalba Johnas Kerrys, buvęs klimato caras. Jie nori tam tikro tipo agrikultūros. Jie nori didelių blokų valdomų vyriausybės arba privačių konsorciumų, kurie, sako, jiems nereikės įprastinių gyvulinių proteinų. Jiems nereikės, reiškia, mums nebereikės viščiukų jokių, vištų. Akademiniai proto visą laiką turi atsakymus, tačiau netikram pasauliu, kaip šitas žmogus pasako. Aišku, kad jie nebereikės gyvulinių proteinų, nes bus vabaliniai proteinai, reiškia, kirmeliniai proteinai visokie. Kirmelių pienas ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi yra karas prieš vidurinę klasę, karas prieš fermerius, iš esmės karas prieš žmoniją. Tai, ką jūs matote, yra pats tikriausias karas prieš žmoniją. Tuo tarpu BRICS štai jau įvykdė 260 milijardų dydžio prekybos, reiškia, be Jungtinių valstijų dolerių, apeidami Jungtinių valstijų dolerį, naudodami nacionalinės valiutas. Žinoma, 260 milijardų vertės prekyba čia yra ašaros, palyginus su prekyba susijusia su vakarais, tas pačios Kinijos, paimkim, kuri dabar beje
staiga iškylo ten klausimai dėl Rusijos bankų ir sankcijų, tam, kad išsaugoti prekybą su Jungtinėmis valstijomis, staiga nutraukė bendradarbiavimą su rusiškai bankais ir ėmė ieškoti kitų kelių, kaipgi vykdyti mokėjimus iš Rusijos. Vat jums ir Rusijos neatskiriama draugė, kuri viską daro, kad tik tais išsaugoti prekybinius ryšius su Jungtinėmis valstijomis, nes puikiai supranta, kad be vakarų jiems šakės, jų visa gamyba nebereikalinga. Rytų šalis, BRICSO šalis, kad ir kiek žmonių būtų gyventojų, jos nėra tokios įperkančios tiek prekių pigių, šūdinų prekių, kurias gamina kiniečiai, reiškia, su komunistų partijos subsidijavimu. Taip, Kinijos komunistų partija subsidijuoja pigaus mėšlo gamybą visam pasauliui, tam, kad išlaikyti šitą statusą pasaulinės gamybos, reiškia, kuri yra paremta ant kietų iškasenų kuro bei vergiško darbo ir socialinių balų komunistinės utopinės sistemos. Fantastika, kokia valstybė Kinija yra. Tiesiog super. BlackRock CEO pasakė vadovas Larry Finkas išvis, kad besivystančios šalis yra didelės laimėtojos tos, kurios turi susitraukiančias populiacijas, jis pasakė. Jie greitai išvystys robotiką ir transformuos produktyvumą, jis pasakė. Iškels gyvenimo standartus, pakeis žmonės mašinomis, jis pasakė. Kitaip sakant, pavyzdžiui, Kinija tokia, jos populiacija sparčiai traukiasi dabar. Sparčiai traukiasi. Ir Kinija grėsia išvis populiacijos žlugimas per artimiausią 50 metų, nes tai yra labai senstanti populiacija, o vaikų trūkumas atpildymo yra labai didelis. Tai dabar jie, reiškia, kaip pavyzdinė valstybė, tą ir daro, jie vysto labai stipriai robotiką, dirbtinį intelektą, ir jinai bus laiminti, kadangi jos populiacija traukiasi, robotika didėja. Tiesiog viskas kaip turi būti BlackRocko akimis žiūrint, PEFO akimis žiūrint ir visos kitos nesąmonės akimis žiūrint. Laboratorija globalizmo Kinija. Viena iš tų šalių, kurias turi minti šitas, reiškia, BlackRockko Larrys